Sveiki, Orakulo Bet3 žaidimas vėl atėjo pas jūs. Šį kartą prasibėgsime per visą Europą, nuo Rusijos iki Italijos, nuo Vokietijos iki Ispanijos. Artėja kulminacija, sezono kulminacija bet kurioje šalyje ir įdomu pasvarstyti tai, kas yra įdomu. Ispanijos primerą turime Valenciją ir Madrido Atletico. Dvi komandos, kurios turi dėlioti jėgas dviejose frontuose. Tai yra žaidžiama ir nacionalinėme čempionate, ir Europoje. Valencija yra Europos lygos pusfinalyje, Atletico, suprantama, laukia atsakomųjų rungtynių su Chelsea UEFA čempionų lygoje. Šiuo atveju, sakyčiau taip, bus kova arba kovos imitacija, pažiūrėsime, kaip tai yra iš tikrųjų. Komandų situacija skirtinga, Atletico pergalės reikalingos, taškai reikalingi. Valencijai nebūtinai, jokių pretenzijų į Europą, turnyro lentelės vidurys, visiškai ramu. Ir kadangi jėgas tenka skaičiuoti, kadangi Atletico pergalė yra reikalingesnė, aš manau, kad šį kartą Los Colchoneros laimės. Laimės minimaliomis energijos sąnaudomis, tai bus pergalė, bet rungtynės nebus rezultatyvios. Vokietijos Bundesliga, Leverkuseno Bayeris, Dortmundo Borussia. Abi komandos turi savų interesų. Pirmenybėse Dortmundas tiesiog gali pabandyti užtikrinti ramų gyvenimą paskutiniuosiuose Bundeslygos turuose. Bayeriui tai yra galbūt paskutinė galimybė dar pabandyti kibti į atlapus Gelsenkircheno Schalkei, kovojant dėl bronzos. Borussia siautėja po pralaimėjimo Realui čempionų lygoje išvykoje 0-3, buvo 5 pergalės iš eilės. Per tas 5 rungtynes įmušti 13 įvarčių ir nemanau, kad tai turėtų keistis. Manau, kad Borussia tiesiog pasilengvins savo gyvenimą, laimėdama šias rungtynes išvykoje, ir kadangi mušama daug, pastaruoju metu mušama daug, nematau priežasčių, dėl kurių tai turėtų pasikeisti. Manau, kad Borussia laimės ir rungtynės bus rezultatyvos. Italija tarsi ir sezono kulminacija, ir šis turas įdomus tuo, kad gražių rungtynių turime. Tai yra ir Interas prieš Napolį, tai yra ir Roma prieš Milaną, mes apie tai ir pakalbėkime. Roma tarsi ir turi mažą šansą dar pakovoti su Juventusu dėl čempiono titulo. Milanas turi netokį ir mažą šansą muštis dėl vietos Europoje kitą sezoną. Europos lygoje, suprantama, ne čempionų lygoje. Ir kitas dalykas, abi komandos dabar yra žvėriškos formos. Roma 8 pergalės iš eilės serijoje A, Milanas laimėjo iš eilės 5 kartus. Tai reiškia, kad abi komandos muša, tai reiškia, kad abi komandos yra pasirengusios kovoti, ir kadangi Milanui tų taškų reikia labai, nepaisant to, kad žaidžiama amžinajame mieste, nepaisant to, kad žaidžiama varžovų teritorija, nepaisant to, kad ir Romai tai būtų tarsi oro gurkšnis, kuris leistų pabandyti vis dar sekti lyderio Juventuso pėdomis. Prognozuočiau šį kartą lygiasias. Įmuša abi komandos, jos visada įmuša. Na ir šiek tiek į rytus. Keliaujame į Rusiją ir įdomiausios turbūt turo rungtynės yra Krasnodaras prieš Maskvos Lokomotyvą. Krasnodaras turėjo puikų shopping turą Maskvoje. Nežinau, ką jie pirko žmonoms ir vaikams, bet klubas parvežė 6 taškus savo sirgaliams. Laimėjo ir prieš CSKA ir prieš Dinamo. Trečios rungtynės prieš Maskvos komandą iš eilės savo aikštėje. Prieš Lokomotyvą, kuris su Zenitu mušasi dėl čempiono titulo. Lokomotyvas žaidžia dabar labai stabiliai. Lygiosios 0-0 pergalė, lygiosios 0-0 pergalė, lygiosios 0-0 pergalė, taip 3 kartus iš eilės. Ir jeigu sektume šį algoritmą, turėtų būti 0-0, bet futbolas algoritmais negyvena. Manau, kad ir viena, ir kita turėtų žlugti anksčiau ir vėliau, o kodėlgi ne anksčiau šiuo atveju. Todėl sakyčiau taip, Krasnodaras namuose mušis. Krasnodaras namuose mušis, juolab, kad yra šansas būti Europoje kitais metais, ir šiose rungtynėse irgi prognozuoju kovingas, rezultatyvias lygiasias. Apie Angliją pakalbėjo kolega Žydrūnas Grudzinskas, apie kitas Europos šalis. Aš stebėkite futbolą, kad ir kur jis vyktų. Europoje, už Atlanto, už kitų vandenynų, Lietuvoje taip pat, o Orakulo Bet3 žaidimas jums pasiūlys galimybių paspėlioti ir parodyti save.